Sveiki! Čia nelabai ką žinau, todėl iš karto išpakuojam. Keliavo, man atrodo labai ilgai, jeigu tas daiktas, apie kurį galvoju, 27 dienas, pakankamai ilgai. Greit negaliu sakyti, nes kartais būna, sakiau, rekordas kažkada buvo 2,5 ar 2 savaitės. Man atrodo, čia bus štai toks šviestuvas su jutikliu. Atsimenu, kur kažkada pakavau, kuris su infraraudonųjų spindulių sensoriumi. Ne su judesio davikliu, bet kažkaip su infraraudonųjų. Ar jis įšyla man reaguoja ar kažkaip, nes šiaip judesi nelabai. Štai va, instrukcija. Štai galima kur naudoti parašyta koridoriuose, tualetuose, šituose Rusija, garaže ir kitur, kur galima naudoti tą automatinį pašvietimą. Vertimas. Na štai, kol aš čia esu, matot, į mane, mano ranka, į mane yra nukreiptas sensorius, man reikia pasitraukti į šoną ir tada turėtų jisai išsijungti. Tai einu į šoną ir žodžiu išsiaiškinsim, veikia jis ar ne. Taip, einu. Na va, kaip matot, išsijungia, dabar aš prieinu ir jis vėl turėtų suveikti. Esu koks metras gal nuo lempos. Taip, prieinu, tik aš dabar turbūt esu nustatęs atstumą, kad suveiktų iš kuo arčiau. Žiūrėkit, taip, čia ranka mano artėja ir turėtų užsidegti. Vat kažkaip tai taip. Nes čia, matote, reguliuojasi. Taip, čia, jeigu dar pastebėjote, yra dvi skylės. Pirma, tai laikas, galima reguliuoti laiką po to, kai išėjote, nuo 15 sekundžių iki 300 sekundžių. Ta prasme, išsijungia po 15 arba po 300 sekundžių, kai jūsų nebėra. Ir žodžiu, čia yra jautrumas. Jautrumas, kokiu dienos metu suveiks, ar prietemoje, ar daugiau šviesoje ir va taip va kažkaip tai. Maždaug įsivaizduojate, jeigu yra, tarkim, vakaras, gali vakarė suveikti, bet gali vakarė nesuveikti, gali pilnai tamsiai nustatyti ir panašiai. Tai va, ir veikia pagal instrukciją, tai kažkur tai 110 laipsnių, tai bet matot, pakankamai plačiai. Žodžiu, įsistatot, kur nors, garaže, nežinau, ir vaikštot ir jis automatiškai suveikia. Tai va, o daugiau nežinau, prašymus jūs rasite turbūt. Rasite po nuorodą, kaip visada. Tai geros dienos ir iki.